Labas vakaras, brangiai ir brangiosios. Šiandien norėčiau pasiskaityti ištrauką iš knygos Insinų Jesu, kurią parašė vienuolis Benediktinas, kuris gyvai kalbėjo su viešpačiu Jėzumi ir paliko mums va tokią storą knygą savo dienoraščiu. Kągi noriu perskaityti apie kančią ir kentėjimą. Ką apie tai sako Jėzus. Nėra tokio kentėjimo, kurio aš negalėčiau išgydyti, o jį leidžiu kai kurioms sieloms ilgiau kentėti, neduodamas joms jokio savo gydančios galios ženklo. Tai tik todėl, kad iš jų kančios ketinu išgauti didesnį gėrį. Privalai tuo tikėti ir kitiems padėti tuo patikėti, nes iš šios tiesos ateis pasitikėjimas ir viltis net tamsiausiomis valandomis. Aš matuoju laiką kitaip negu žmonės, kitaip nei jie vertino kančios intensyvumą. Žinau, ką darau net tada, kai slėpiu savo planus nuo žmonių, kad patikrinčiau jų tikėjimą manimi ir jį sustiprinčiau, padaryčiau nepalenkiamą. Deja, yra daug sielų, kurios savo kančios valandą nustoja tikėti. Jos praranda tikėjimą manimi ir patenka į neviltį, visišką beviltiškumą. Kad pakiltų iš savo kančios, joms reikia padaryti menkiausią tikėjimo aktą. Jis išsklaidys tamsą ir pakels jas iš nevilties. Ir mažas tikėjimo aktas labai galingas. Jis yra ugnies ir šviesos blyksnis šaltose nuodėmės ir netikėjimo tamsybėse. Tikėjimas ne visada pašalins kentėjimą, bet padarys jį pakeliamą, nutvieks jį antgamtinę viltimi. Kiti gali daryti šį tikėjimo aktą už tuos, kurie kenčia, tol, kol padedami jų maldų, kenčiantieji įgaus pakankamai jėgų patys tai padaryti. Va tokia ištrauka ir kasgi yra pasitikėjimo aktas. Pavyzdžiui, kaip sakė šventa sesuo Faustina, Jėzau, pasitikiu tavimi. Arba galim išreikšti kitaip. Viešpatie, tikiu tavo valia, pasitikiu tavimi, priimu tavo planą mano gyvenimui. Dažnai būna pas žmonės tokie laikotarpiai, kai Dievas tyli. Pavyzdžiui, ir aš jaučiu tokį laikotarpį, esu tokiam laikotarpyje, taip kad